Partnerystė tarp žemės ūkio technikos gamintojų ir jų atstovų Lietuvoje jau skaičiuoja dešimtmečius. Bendrovė Litagra tapo viena iš pirmųjų žemės ūkio technikos pardavėjų atkūrus nepriklausomybę, o su kai kuriais gamintojais partnerystė tęsiasi iki šiol. Vieni iš tokių Amazonė technika, Litagros partneriai yra jau 30 metų. Tad Amatechnika diena be litagriečių neįsivaizduojama. Iš tikrųjų santykiai šilti, draugiški, vis dėlto galima vadinti, kad kai šeimos verslai tai supranta, kaip galima sprendimus priimti nedelsiant ir kaip galima reaguoti į susidariusias situacijas, tai iš tikrųjų su Amazonė jau sukurta yra nemaža istorija. Ir sakyčiau, dėka šitos partnerystės, šitos draugystės, kur atėjo Lietuvos žemės ūkis, tai yra labai didžiulis šuolis. Ir ypač per paskutinį dešimtmetį, žiūrint į visas technologijas, inovacijas, tą, ką Amazonė kūrė, ir šiai dienai yra labai išmanus ūkininkavimas, išmaniosios technologijos, tikslumas. Ir be galo džiugu, kad ir šiai dienai atvažiavus kartu su ūkininkais į Amatechniką renginį, lyg sako, tos višnaitės ant torto vis mus veja, vis gena ieškojimas dar naujesnių, dar tikslesnių sprendimų. Ir be galo džiugu iš tikrųjų, kad išgirsta ir savininkai gamyklos, kad mums reikia toliau žingsniuoti, mes tikrai nestojam, tai ir vėl užgriebiai didesni, talpos didesnės, kad reiškia, kuo mažiau žmogaus rankų reikalautų. Mūsų bendradarbiavimas yra labai glaudus ir profesionalus. Geri ir asmeniniai santykiai, tai labai svarbu. Amazonė yra šeimos kompanija, taip pat kaip ir Litagra. Mano manymu, tai ir grindžia puikų bendradarbiavimą. Naujausios tendencijos – didesnės talpos, didesni darbiniai pločiai, didesnės mašinos. Vienas iš didžiausių iššūkių – autonomiškai dirbančių mašinų kūrimas. To reikalauja šiandieną ir tai yra didelis iššūkis gamintojams. Amatechnika diena vyko Vokietijos miestelyje Gaste. Kartu su Litagra į renginį atvykę ūkininkai turėjo galimybę pamatyti naujausias Amazonė mašinas, kaip komplektuojamos detalės atsarginių dalių sandėlyje, inovacijų centre išgirsti apie naujausius išmaniuosius sprendimus, aplankyti vos metus veikiantį bandymų ūkį. Kokie įspūdžiai? Geri įspūdžiai. Geri įspūdžiai. Geri įspūdžiai, taip. Viskas patiko, labai gerai. O pamatėt kažkokių mašinų, kurių dar nebuvote matę? Bent jau Lietuvoje. Taip, viena yra mašina. Jo, viena mašina matėm, kurios ne... Siemoje 9 metrų. Cirrusas 9000. Grand. Jo. Šiaip inovacijų salė patiko, viską kaip ir galėtum rasti internete pasidomėjęs, bet gyvai pamatai kažkaip kitaip, atrodo, labiau susidomi tuo, ką tu gyvai pamatai. Matai, kad tikrai veikia, viskas nėra tik tais paveiksluose. Ar patys turit patirties dirbant su Amazonė gaminama technika? Žinoma. Turim. Turim ir siejamasias, ir purkštuvus, ir tręštuvus, taip, daug technikos. Aš viską tą patį, tik po vieną vienetą. O jūs po daug? Jūs po daug. Po kelis, po vieną. Dabar jūs galėtumėte apsieiti be išmanių technologijų, be tiksliųjų technologijų, be tam tikslaus išmanaus tręšimo, purškimo, sėjos? Aš gal išskirčiau dvi, sakykime, kartas. Jaunoji karta ir vyresnioji karta. Tai jaunoji karta labiau linkosi į inovacijas, senesnioji karta labiau lieka prie tradicinių dalykų. Bet inovacijos yra gerai, jos skatina daug tobulėti, taupyti, gerinti ir siekti gerų rezultatų. Manau, kad išsiverst galima, bet technologijos nors ir kainuoja daug, bet jos atsiperka, jeigu tik tais gerai teisingai skaičiuoji. Ir jos visgi yra nepakeičiamos. Jeigu tu neinvestuosi jas dabar, tau reikės investuoti jas vėliau.
bet kad to reikės, tai tikrai. Pasivyti kainuoja daugiau, negu po laipsnių įdiegti tas sistemas. Teisingai. Mes litagriečiai tikrai esam patenkinti ir to įvertinimu mūsų žemdirbių Lietuvoje. Ir tikrai galima perduoti, kad tikrai stengsimės vardan to lengvesnio darbo, grįžtamojo rezultato. Ir mes esam labai žinomi iš tikrųjų gamintojo akyse, kad mes esam ieškantis tų įvairiausių būdų, kaip efektyvinti, kaip taupyti kažkurias išlaidų eilutes, kaip kažkokius resursus taupant. We produced machinery in the last year for more than 8 Mes per praėjusius metus pagaminome mašinų už daugiau nei 800 milijonų eurų. Tai reiškia, kad tiek turėjome užsakymų, kurie buvo įvykdyti ir pateikti ūkininkams. Jei atsigręžtume atgal, Lietuvos ūkininkai prašydavo mažų mašinų. Dabar lietuviai, latviai, estai yra labai profesionalūs ūkininkai, ieško naujų mašinų ir nori turėti geriausias. Litagra Lietuvoje kasmet parduoda iki 150 įvairiausių Amazone mašinų ir padargų. Trąšų barstomosios yra vienas iš populiariausių. Sekantis tikrai žinomas ir patikimas, tai būtų purkštuvai. Vėl nuo pakabinamų, nuo pačių mažiausių pakabinamų, aišku, jų tikrai mažėja, tai nedaug parduodame, bet kas liečia prikabinami ir savaeigiai, taip, jų kiekvienais metais skaičius auga. Toliau visa gama žemės dirbimo mašinų, įvairūs skutikliai ir kombinuoti, ir noraginiai, ir diskiniai, ir be abejo sėjamosios. Galime pasidžiaugti, kad šiemet pristatysim būtent su žemės dirbimu vieną iš populiariausių Lietuvoje Cirrus, būtent 9 metrų sėjamąją. Tai rugpjūčio mėnesį tikimės, kad sulauksim kartu su Amazonės gamyklos specialistais, pademonstruosim, pristatysim ir kaip sakau, pasėsim tos sėjamosios grūdą ir tikėsim tas sėjamosios augalas įsišaknys ir tikrai užims vėl didelę dalį Lietuvos ūkių. Gal naujovių ieškojau iš sėjamųjų, bet kažkaip tai dar, kada 28 cm tarpueiliai kažkaip, dar nedabrendom iki šitos sėjos. Na tai reikia pasisemti drąsos ir pirmin, Cirrus 9 metrų stovi ir vežkitės. Galvosim ir spręsim kitais metais šitą, nes šiemet jau gana prisipirkom, 3 technikas nupirkom. Ką nusipirkot? Purkštuvą, krautuvą ir traktorių pastraką. Gana šiemet viskas, pirksim kitais metais. Yra daug inovacijų, padedančių tvariau ūkininkauti, tausot trąšas, tausot degalus, laiką. Iš tikrųjų, yra į ką pažiūrėti. Šiaip tai pirmą kartą tokiam renginį. Ar pats naudojate ką nors iš Amazonės gamintojų technikos? Taip, šiemet pirkom trąšų barstytuvą, tokį patiktais trupučiuką mažesnis 3200, jis išmanusis ir įsigijom pavasarį purkštuvą. Ar pajutote jau naudą išmaniosios technikos? Taip, iš tikrųjų tai taupo trąšas stipriai, darbo kokybė, sutaupo ne tik trąšų, ne tik darbo kokybės atžvilgių, bet ir taip pat daug kokybiškesnis darbas vyksta. Bandėte skaičiuoti, per kiek laiko jums atsipirks investicija į išmaniasias technologijas? Šiaip skaičiavau laiko atžvilgių tik tais. Atsipirkti, tikiuosi greitai atsipirks. Laiko atžvilgių skaičiuojant, tai tą, ką mes purkšdavom su purkštuvu senuoju, ką turim John Deere, tai su 7 dienas trukdavom sunum, tai su šitum per 4 dienas nupurškim. Priešimas tuo pačiu irgi. Dvigubai sparčiau viskas vyksta. Jūs ūkininkaujate labai nelygiame reljefe. Ar reljefas daro kažkokį įtaką? Taip, labai didelį, nes todėl, kad nėra to lygaus pasėliai. Reikia, taip sakant, kitamom normom pradėti dirbti. Ir yra specifinių kliūčių, nes išbėrimas trąšų neto lygus būna, kaip būna su senuoju. Dabar jau gerai viskas. Čia jau turi būti viskas dedama, visos pastangos įsigyti naujus išmaniuosius padargus,
taip pat augalų apsaugos priemonės, tręšimo technika. Pat būtent nuo to reikia ir pradėti jau dabar. Renginys kasmet sutraukia minias žmonių. Šiemet jie aplankė apie 8 000 lankytojų. Dėmesio centre naujausia technika, tačiau buvo įdomu pamatyti ir senąsias žemės ūkio mašinas, naudotas prieš 100 ar 50 metų.